aprūpins. Dar vienas mūsų unikalus produktas Jekaterina, skirtas daugiau gal moterims. Yra higiena tokia pati moterims svarbi, kaip sakau, asmeninė higiena, tai moteriška higiena, ne? Jekaterina tai gėlis, kurio 100% natūrali formulė iš puikiai sumaišytų unikalių savybių turinčių žolelių ekstraktų. Jekaterina ne tik padeda išlaikyti jūsų intymią zoną švarę ir gaivę, bet ir padeda sumažinti bendrą menstruacijų ir makšties diskomfortą. Moterų lygų prevencija, kandida, uždegimai, cistitai, šlapimo nelaikymas, padidėjęs jautrumas, miomos, hemorojus, viską galima išgydyti su kandida. Ne tai, kad išgydyti, tiesiog kandida. Jekaterina, kaip ir naudojant, pirmiausia, naudojam Grinmaxą, ne, ir su Jekaterina viską tepame iš išorės. Jos gerti negalima, jinai skirta tepti. Su ją galima atsiskėtus ir veidą nusiplauti, tai yra prausiklis kaip gėlis ir jos vartojimas Jekaterinos yra prausiantis, galima netgi užtepti ant klitoriaus, jį galima palaikyti ilgiau ir paskui nusiplauti. Kiekvienai moteriai kitaip, kitom net ir nereikia nusiplauti, bet rezultatai, patikėkit, atsiliepimų turim labai gerų. Ir dabar, Irena, matau, pakėlė į ranką. Nori kažką pasakyti mums? Apie Jekateriną nori pridurti? Ne, atsiprašau, aš nieko nekėliu. Man rodo, kad pakėlė. Nesvarbu. Gerai. Tai va, moterų higiena. Netinkama moteriška higiena sukels nemalonų kvapą, niežėjimą, gausias išskyras ir dar rimtesnius ginekologinius negalavimus, kurie turės įtakos kasdieniam gyvenimui ir moters sveikatai. Nepaisant to, taip pat svarbu pasirinkti tinkamą moterišką skalbimo priemonę ir mūsų prausiklį. Parfumuotas muilas arba chemiškai paruoštas moteriškas prausiklis gali pakenkti makšties subtiliam pH balansui ir bakterijų florai. Todėl kompanijos sukurtas produktas tikrai unikalus, visom moterim rekomenduoju jį panaudoti, kurios nebandėte, jūs negalėsite atsidžiaugti. Ir šiandien kalbėjau su viena partnerė, aš nežinau, ar jinai yra, Jolantėlė, ar tu esi prisijungus? Jinai yra iš Norvegijos, Jolanta, ir aš nežinau, ar jinai prisijungus. Jeigu esi prisijungus, parašyk. Aš labai mielai išklausyčiau tavo... Taip, Aušra, aš esu prisijungus. Jo, labukas, tai trumpai gali papasakau, ką man šiandien sakei apie naudojimą Jekaterinos ir Grinmaxo. Taip, labai džiaugiuosi, nežinau, man kiekvieną dieną yra tokia vis nuotaika geryn. Tai, kai aš tvarkiau savo problemą, kurią turėjau tikrai nuo 2018 metų. Ir kai atradau jūsų produktus, būtent Jekaterina, tai man didelės cistos pradeda nykti krūtiniai. Labai džiaugiuosi už tai, nebereikės pas daktarus vykti, nutraukinėti jų visą laiką. Taip, jo. Ir tu sakei dar, kad tau labai sustandėjo krūtinė, ne? Taip, labai. Aš jau neturėjau, bet tiesiog vyras pastebėjo. Saka, tu pati jo, taip tokia, saka, tikrai tokia jau ir svorį numetus, visą kitą tau jau nieko nebereikėtų, bet sak, pas tave krūtinė tai jau labai atsigaus. Kaip smagu, kad vyrai tai pastebė, ne?
taip, būtent mano vyras pastebėjo. Tai tikrai labai smagu ir galiu pasakyti, kad Jolantos cistos, kurios buvo, kaip tu ten sakei, stiklinė nusitraukdavo skysčio, ne? Taip, po 200 gramų. Ojoj. Ir dabar likę jau labai mažytė susitraukia, ne? Kaip jau, Taip. Jolantėlė mums jau kelis kart sakė, bet man jos atsiliepimas tai kažkoks tai wow stebuklas. Ir kartais dar pati norisi patikėti, tai tikrai labai ačiū tau, kad tu visą laiką draugiškai dalinies ir vis kažką dadedi. Tai galiu pasakyti, kad jos vyras irgi patenkintas, nesakei produktais, netgi sakė. Taip, jis labai laukia Grandmaxo, sakė Jolanta, viskas greičiau, sako, aš užsisakysiu dar daugiau, tau padėsiu tų produktų, tik tai įvežk. Nu, tai va, jau sakė, pirk 60 produktų paketą, kad tik tai turėtų produktų ir būtų aprūpinti ir savo, ir savo aplinkos žmonėm. Taip, ir savo šeimą aprūpinsi ir visą kitą. Tai va, tai žinokit, tikrai, žinot, aš galiu pasakyti, kadangi aš pati buvau šiek tiek skeptikė prieš visus tos papildus ir sakydavau, ai, čia eilinis pardavimo triukas. Ir gali būti, kad ir tarp jūsų čia esančių, gali būti, kad jūs irgi kažką panašaus galvojate, bet žinot, mes galvoti žmonėm nieko negalime uždrausti, mes tik galime dalintis informaciją ir kalbėti apie mūsų tos unikalius produktus. Galiu pasakyti, kad Jekaterina ne tik krūtinę standrina, bet jinai standrina ir tonizuoja makšties sienelės, krūtų audinius sutvirtina, pagerina menstruacinį ciklą ir jį sureguliuoja. Jeigu moteris, šiandien vat kaip tik turėjom susitikimą su viena moterim, kuri planuoja jungtis, jau aptarėm, kaip jungsis. Tai žodžiu, jai dingo menstruacijos skausmai, pas savaitę panaudojus Jekateriną ir Grandmaxą, jinai sako, aš niekada be vaistų neapsieidavau, jinai tiesiog buvo lengvai nustebinta, kad jai šį kartą nereikėjo gerti vaistų. Padeda sumažinti skausmingas ir sunkes menstruacijas, tai va šiandien tikrai patvirtino ta moteris. Kas turi su šlapimu, nelaikymu problemų, Jekaterina numeris 1, tai man pačiai problemas sprendėsi, reguliuoja hormonų disbalansą, galiu pasakyti, mes turim atsiliepimų iš kitų šalių žmonių, kur žmonės daug metų negalėjo pastoti ir po 3 mėnesių pavartojimo Grandmaxo ir Jekaterinos susilaukė vaikelių pastojo. Tai tikrai nuostabus dalykas. Kontroliuoja makšties išskyras ir kvapą, ypatingai kurios moteris turi problemų su baltosiomis, ta kandida vadinama, ne? Tai tikrai žinokit, labai greitai jums šitas dings ir niežulys ir tos išskyros tikrai numeris 1. Padeda sumažinti makšties skausmą ir infekcijas. Ir žinau, kad su kandida žmonės alergijas gydosi, tepa, kai geria Grandmaxą, tepa išoriai su mūsų Jekaterina. Tai tikrai unikalus produktas ir labai gera jo yra sudėtis, yra įdėtas česnakas. Turbūt daug kas žinot, kad česnakas tai yra natūralus antibiotikas. Ir Jekaterina atkuria odos vandens balansą, dėl ko oda įgauna elastingumo, skatina kolageno gamybą, didina krūties apimtį. Ir daug dalykų galima apie ją kalbėti, pagerina gimdos prolapso būklę, neigiamai veikia grybelius ir patogeninės bakterijas, pašalina gleivių perteklių lytiniuose organuose, normalizuosi menstruacijos, valo gimdą po menstruacijų ir gimdymo, gydo gleivinės defektus. Erozija, gydo žaizdas, odos opos pašalina, niežulį, traukimo diskomfortą, pojūčiai apatinėje pilvo dalyje, jeigu jums kažkokie per menstruacijas būna ar tempimai ar kažką, viską Jekaterina tikrai palaipsniui sutvarko.
Sudėtis tai yra ąžuolo tulžies infekcinis augalas. Ąžuolas, nežinau, jisai Lietuvoje ko gero net neauga. Jisai neutralizuoja nepageidaujamus mikroorganizmus, leidžia kovoti su laisvaisiais radikalais, kurie tonizuoja makšties sienėles. Tai būtent šito augalo dalis yra. Paskui betelio pipiro ekstraktas yra, suspaudžia makšties kanalą, kovoja su blogais kvapais. Česnako ekstraktas, ekologiškas česnakas sumažina laisvųjų radikalų kiekį kraujyje, gerina kraujotaką visam kūne, naudojamas kaip vaistas nuo impotencijos. Tarp kitko, Jekaterina naudoja ir vyrai. Levandos tai antiseptikas, natūralus antibiotikas, detoksikuojantis. Lavandų kvapas ramina, malšina skausmą, veikia atpalaiduojančiai, mažina uždegimą, mažina spazmus, stresą ir turi antivirusinių savybių. Todėl Jekaterinos sudėtis yra unikali, moteris tikrai rekomenduoja. Be galo geri atsiliepimai apie Matchoman, naują produktas, kuris yra sukurtas vyrams. Kompanija neapleido vyrų, sukūrė vyrams dar vieną produktą. Vienas yra tepti, o kitas yra gerti. Nuo impotencijos, nuo prostatos, nuo daug visų kitų vyriškų problemų. Ir būtent Matchoman veikia mikroląsteles organizme vyrams ypatingai, kurios yra atsakingos už vyrų lytinius organus. Tai šitas produktas numeris